Sveiki atvykę į naują vlogą. Prieš pusę metų filmavau tokį vlogą, kur mes kraustėmės į šitą butą. Dabar mūsų nuomotoja grįžta. Mes turėjom kelis mėnesius rast butą naują. Mes kažkodėl nusprendėm ieškoti prieš 2 savaitės, kai liko 4 dienos iki mūsų išsikraustimo. Mes radom tą vieną vienintelį butą. Už kokią valandą apžiūrėjom butą, greičiausiai, kuriame gyvensim. Galvojau, jums parodysiu šitą mūsų kraustymosi visą procesą. Aprodysiu be abejo visą butą. Ir aš turiu gan daug drabužių, kuriuo aš nenešioju. Aš su mama susitariau, kad jinai rytoj užsuks pas mus. Turiu deadline iki rytojus 11 ryto surinkti visus drabužius, kuriuos aš nenešioju, ir juos atiduoti. Drabužius surinkau. Iš visų kambarių, kuriuos reikės kraustyti, aš labiausiai nelaukiu virtuvės. Dėl to aš pagalvojau, aš nuo jos pradėsiu. Tai visų pirma, viskas iš čia turi nukeliauti. Aš atrodo, kiek be pakuočiau, man vis dar lieka visą laiką pusę daiktų. 7 vakaro. Liko dar šiaip daug pakuot. Geras dalykas, kad mes rytoj dar turim iki 6 vakaro laiko, bet iki 6 vakaro laiko mes turim ir sutvarkyti, ir išvalyti butą. Išveš daiktus, ir išdėt daiktus, ir ten sutvarkyti kitą butą, ir bla. Nežinau, man kraustymais iš buto į butą yra turbūt top, norėčiau sakyti top 1 nemėgstamiausias dalykas, bet yra turbūt man labiau nemėgstamų dalykų, bet labai. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu tave ant iešmo uždėtų ir iškeptų kaip šašlyką, tai ant kiek čia būtų skalėje? Čia toli būtų nuo šito? Tolokai į viršų. Gerai. Atvarėme senukus, pirk dėžių. Simonos mama sakė, kad Ikėjoje yra už centą dėžės. Man kažkaip atrodo, kad Čia nemanau. kažkokia reklama, aš nesuprantu. Ne, nu Ikėjoje pigų, bet už centą dėžė visą. San mažytė. Nu ne, reikia mums kokių 5, nežinau. Tai kiek imsim? Taip paimam 6. 6 reiškia. O tu čia finansuosi šitą? 6 dėžės jinai nori. Rankose panašios. Bet jūsų tos kilogramus tai nežinau, o tai kilogramai, jeigu tu apvinioji su... Nenusilipnėjus. Čia biškai netaip veikia man. Čia pagal tokią logiką, kad tu gali tiesiog viską apvinioti vieną didelį kamuolį lipnios juostas. Buvo investuota kažkiek centų į kanceliarinį peiliuką. Geriausia investicija mano gyvenime. Aš dabar esu savo ekologinio atsakingumo eroje. Aš stengiuosi ne taip. Sasha the planet saver. Little planet saver. Little Sasha the Little chicken ass. Gerai, tai paimam ir 20 po 25 kg. Yes. Oh la la. What in the luxurious premium life is this? Wow. Džiau, jinai šiaip didelė. Turėtų užtekti. Pirmą partiją daiktų įkrovėm po 12. Esam labai pavargę. Sukaitę. Nežinau, čia šiaip iš tikrųjų čia gali būti, kad net pusė daiktų yra. Atvežėm sunkiausius daiktus, tai Sašos stalo kojas. Ir Žinau, kas yra Nintendo. testuosim svarbiausią dalyką - televizorių. Į Mario Kartui. Aš vis aišku, dar parodysiu normaliai buto turą. Bet šiandien yra viskas. Pažaisim truputį Mario Kartą. Mes labai norėjom. Ir varysim namo. Miegot. Ir rytoj toliau kraustytis. Tai su jumis irgi susimatysim rytoj. Antra. Kraustynių diena. Visų pirma, už langų lietus, kas nėra labai palanku kraustymosi dienai. Turim 6 valandas kažkur, iki kol atvarys nuomotojo. Daiktų dar yra. Šiaip kažkada, aš atsimenu, mes su sesė nuomojomės butą ir mes kažkodėl nusprendėm tą pačią dieną, kai atvaro nuomotojai, ir viską pakuoti, ir viską tvarkyti. Ir norėčiau pasakyti, kad mes kažkaip viską spėjom, bet mes nespėjom. Tiesiog atvarė nuomotojai ir mes toliau tvarkėm. Tai čia buvo labai nefaina patirtis, aš pasimokiau. Approximately 10 hours later. Mes kažkaip labai užsivėlinom, kad mes net su nuomotoja perkeliam į rytojų raktų perdavimą. Daiktai jau eina į pabaigą. Nu, šiaip tais dabar jau yra pusė 11 vakaro. Nežinau, kai šiandien eisim miegoti iš tikrųjų. Bet šiaip žiauriausia, kas yra, tai kad už lango yra belenkoks lietus. Jis beje padaryti nusirimė, ne? Šiaip jo, man atrodo, kad jo. Aš tokio stipraus lietaus aš seniai neatsimenu. Visą laiką namie man tokį vietą. Galbūt. Kad ten Clash Royale žaidė. Taip, man 22 metai ir aš dabar sėdėjau ir žaidžiau Clash Royale. O žinai, ką aš radau pas Simoną telefone? O aš radau Candy Crush. Aš net nežinau, kad jis ten yra. Nežinau, kad yra 800 lygių pereiti, nežinojai, kad yra pas tave. Ką tu šneki? 800 lygių pereiti. Kaip tai vadisi, kad čia melas. Parašykit komentaruose, kokius žaidžiat, parekomenduokit. Kiek pas tavo auditorijos procentas vyrų? Tram? O ko aš čia šneku?
Saša! Cancel, Saša. Saša cancel. Sexist, Saša. Tik nekontroliuokit manęs, aš netyčia taip pasakiau. Žodžiu, nesvarbu, kas jūs esat, parašykite, ką jūs žaidžiate, kokius žaidimus. Aš atsimenu. Gėdingą momentą turėjau, žodžiu, sėdėjau prie kompiuterio, prisijungiau ausinės ir norėjau pažiūrėti, ar žaidime girdisi mano balsas. O Simona šalimina. Ir aš bandžiau kažkaip ten... Alio? Ir aš spaudinėjau dalykus. Žinai, kas dar baisu, kad aš žiūriu visas šitas dėžės, suprantu, kad tai niekada nesibaigs iš tikrųjų. Čia realiai tik nesibaigiantis košmaras, šitas kraustymas. Aš nemanau, kad tu filmuoji dabar. Aš manau, viskas tai yra tiesiog mūsų galvoje ir mes dabar gulim atspėjau. Mes valgysim šiandien? Nu, kažką valgysim. 3 hours later. Naktipečiai. Pirmą ryto. Nakties tiksliau. Ką mes turim? Kebabiauškina lėkštėj. Marinuotos daržovės, padažiukas. Ayran. Viskas. Gerai valgom. Labas rytas. Mes raktus atidavėm, viską susitikrinom. Tai vat važiuojam į IKEA. Taip ir taip vos praeinam savo bute nuo dėžių kiekio. Ir mes varom dar prie daiktų. Mes vakar iki 4 ryto krovėm daiktus. Pamiegojom mes 3 valandas. Geriau negu nieko. Paėmėm kavos. Šiaip linkėjimai baristai, nes atpažino, pasakė, kad vakarais su vaikinu žiūri mūsų vlogus su Saša, tai labai miela. Pasakė, kad lauko kraustinių vlogo, tai va jeigu žiūri linkėjimai. Ieškom kažkokios lentynos, ant kurios galima būtų padėti žaidimus ir šiaip dalykus. Čia kieta, bet tas stiklas, aš save žinau, aš jį sudaužysiu iš karto. Bet atrodo gražiai. Aš jį sudaužysiu, kol rinksiu, aš tik žinau save. Radom dar tokį dalykiuką prieskoniam susidėti. Nes mane biškai nervuoja, kad jie tiesiog stovi pas mus ant nieko. Tai va, iš kažkokio... Saša dar pasakė gerą idėją, kad čia galima įdėti ir žaidimus ar telefoną. Pavyzdžiui, Čia padėjo ir podus. Ausinės tiesiau. Čia man nemoka. Jeigu norit, kad būtų mokama, tai mokykit. Sveiki, mes grįžom iš IKEA. Vakar realiai aš buvau pasiruošęs tiesiog, nupirk bilietą ir išskristi čia. Aš ant tiek buvau ir be išprotėjęs. Čia buvo pragaras, tikrai. Aš rinkausi peilius nuo virtuvės ir žiūrėjau į Simono. Taip nebuvo, jeigu ką. Gerai, tai parodysim, ką nupirkom. Okay. Man padarė kavukas, padelis custom made with love. Pirmas daiktas yra prieskoninė. Man labai patinka, kad jinai yra iš suspaustos bambuko dalelių. Šiaip kietai, kad čia yra iš perdirbtų medžiagų, nes mes mylim gamtą. Tada mes paėmėm rankšluosčių, dar paėmėm 4 tokius, spalvotus labiau. Labai fainas. Labai mielas. Ant ponios neturim pakabinti, kur... Duše. Žemės reikia. Duše neturim, kur mums reikia viskas statyti ant žemės visas priemonės. Tai mes nupirkom prikabinti tokius dalykus. Nuvalom greitai. Ir įsukumusius. Čia kažkana. Nieko toko. Ką mes turim? Man atrodo labai fainai. Man atrodo labai bjauriai, gal tu sudėk čia gražius. Mano gadina biškai. Truputėlį. Kampą. Tai va, bet pasipildėsiu dar daugiau. Tada nupirkom pagalves ir pagalvę... Čia mano mėgstamiausia dalis. Čia Simonai žiauriai nepatiko, jeigu ką. Man patiko. Jin tokia linksma, jin tokia... Ei, atsisėsk ant manęs. Irgi labai smagi. Nupirkom patalinę. Čia žiauriai kietai. Čia grinai... Japoniška. Taip, jeigu būsit Japonijai... Taip, uždengiam Simoną visiškai. Jeigu būsit Japonijai, pastebėkit, kaip daug pas juos mozaikos. Viskas langeliais. Jinai tokia... Ei, tu nori pamiegoti? Eina miegoti. Viskas, aš tas miegoti. Tada nupirkom kilimėlį į vonę, nes... O, taip, šitas žiauriai kietas, man labai patiko. Aš šiaip nesu fanas labai per daug ryškių neoninių spalvų, bet šitas man patiko. Likau sunešti paskutinę partiją, jaučiu daiktų. Šokė esu, kad mes iki paskutinio momento nežinojom, kur gyvensim realiai. Negalėjau patikėti, kad taip kad nors atsitiktų mums. Bet realiai mes jį radom, likus gal 3 dienom, bet labai fainą paėmėm šiaip iš tikrųjų galiausiai. Taigi, atėjo laikas svarbiausiai daliai šito vlogo, tai man jums aprodyt
butą. Šį butą mes jau gyvenam virš savaitės. Mes dar vieną kartą varėm į IKEA, nupirkti dar kelis dalykus. Tai dabar noriu parodyti tokį pilnai mumis apstatytą šitą butą. Įėjus už koridoriaus matom tokį vaizdą. Ten vonia, ten miegamasis. Gerai, buvo labai tamsu. Čia vis pirma yra ta patalinė, kurią mes jums rodėm. Iš tikrųjų, joje labai faina miegot, nes man atrodo, tamsiai mėlyna yra viena geriausių spalvų miegui. Čia yra spinta, čia yra druskos lempa, kuris su manim keliauja į absoliučiai kiekvieną butą. Man labai nepatinka. Dažnai paklausiu, tai aš jau turiu iš močiutės, bet mačiau, kad yra Amazone ir man atrodo livinė irgi yra. Tada čia yra vonia. Tokia. Ir mano mėgstamiausias kambarys čia yra svetainė ir virtuvė. Tai virtuvė paprasta. Kavos aparatą aš dar noriu ant šitos komodos pernešti, kuris ir turėtų būti. Mano šito komodo truputį čia yra tokių išgaubimų, turbūt nuo vandens, kuris nukapsėjo kažkaip nuo kavos aparato. Man reikia nupirkti kažką po apačią. Čia turim tokį vaisių krepšelį. Čia kol kas man labai patinka, kaip atrodo, bet čia bus kavos kampelis. Tokį posterį atspausdinom. Tai va, virtuvė tokia paprasta, bet labai miela, šiaip labai jauku čia gaminti. Negaliu paaiškinti kodėl, bet labai jauki. Čia yra valgomasis, kuris mes čia gan daug ko perstatinėjom. Tai šitas stalas valgomasis stovėjo čia, sofa buvo prispausta čia, man atrodo. Šitas stalas stovėjo ten, Sašos stalo čia nebuvo, nes čia Sašos stalas. Tai va, dar atspausdinam dar vieną posterį. Labai šiaip gražiai atrodo šitą vietą, taip pinterestiškai. Šitą spintelę irgi mes nupirkom augaliuką. Šita komoda jau buvo, man labai labai patinka. Dar šitą lempą nupirkom, labai graži. Aš dar nufilmuosiu atskirai, kaip jin atrodo vakare, bet va tokia labai graži lempa. Čia toksai geiminimo filmų kampelis. Labai fainas posteris. Irgi atspausdinam. Ai, ir ten ar balkonas yra, bet ten pats paprasčiausias balkonas. Toks tas butas turbūt buvo ilgiausias kraustymasis, kurį aš turėjau gyvenime. Galiausiai labai džiaugiuosi, kad esam šitam bute. Tai va, tikiuosi jums patiko šitas video ir iki kitų video.